turbūt dėl tokių emocijų, kokios čia liejasi po rungtynių ir verta žaisti krepšinį, ne? Be abejo. Šiandieną tiek fanai, tiek mes, aš manau, norėjom tos pergalės ir ją pasiekėm. Treneri, 3 kėlinius žaidė taškas, ketvirta pradžioje susikrovė 16 taškų persvarą ir prašės nebeišvaistė. Kas lėmė tą atkarpą ketvirtą kėlinio pradžiai? Aš manau, mes visą sezoną siekiam būti komanda, aš jau sakiau. Ir mes šiandien žaidėm kaip komanda, ne kaip atskiri žmonės, ne kaip vienas žmogus. Bet visi kaip komanda ir aš manau, tai yra pelnyta pergalė. Šiandien labai gerai pavyko sutvarkyti su Vytautu Šarakausku, tačiau problemų pridarė Davidas Vyveris. Šitas jau buvo netikėtas, bet toks Davidas Vyveris. Vis dėlto Šiauliai turi labai daug gerų žaidėjų. Ir jeigu tu kažką tai akcentuoji ant vieno žmogaus, tai atsiranda kitas, taip kad galiu pasakyti tiek, ne viskas gaunas taip, kaip nori, bet tas galutinis rezultatas, kurį mes norėjome, mes pasiekėm. Tuo aš labai džiaugiuosi. Po pirmosios pergalės Šiauliuose sakėt, kad tai svarbu Utenai, bet kol kas dar niekas nelaimėta. Ar dabar šita serija prieš Šiaulius jums pačiam asmeniškai, bent jau, tarkim, maloniausias laimėjimas trenerio karjerai? Ne tai, kad maloniausias, bet tai, kad vis dėlto antrus metus mes papuolam į ketvirtą. Žaisim dėl medalių, pakovosim. Aš manau, tai yra svarbiausia. Treneri, laimėti BB Luširgio taurę, patekote į elito divizioną, iškovojate vietą tarp 4 stipriausių Lietuvos komandų. Ar galima sakyti, kad jums šitas sezonas kol kas klostosi išties puikiai? Be abejo. Kol kas viskas yra tiesiog fantastiška.